Sveiki, čia ir vėl aš, Algirdas. Labai malonu, kad užsukote. Įsipatoginkite ir stebėkite vienus iš didžiausių pokyčių Žalvario parke per pastaruosius 20 metų. Vakar jau viską patamsiai pasibaigėm. Pavyko visą laužavietę įsigriauti, visus rąstus susidėti. Šitie rąstai didžioji dalis keliaus į Šeko pelkę. Tai visai nemažai rąstų turim, jau nemažą atstumą galima pasidaryti. Sigitas tempė mūsų bliūdą, labai gaila. Tiesiog atsikasėm viską ir pažiūrėjom, kad jisai tiesiog visas buvo taip suskilinėjęs. Ir realiai tai tiesiog paėmė ir sulūžo. Jau buvo prieš tai skylės, labai didelė, matėsi net, kad skylės. Bet dabar viską atsikasėm, pradėjom judintis ir visą šipuliai spėjo. Ar tai gali būti dėl žiemos ir vandens šalčio poveikis, ar tiesiog mūsų neapdairumas, bet jau nieko nepakeisi. Gaila, iš tikrųjų labai gaila, norėjau jį saugoti, dabar jau keliaus tik tai metalą. Čia yra špyžio aš virinti nemoku ir mes nesugebam. Visas šiukšlės, visos akmenukus visus rinkom, iš tikrųjų nemažas projektas buvo išardyti, tai pastatyti buvo dar didesnis projektas tikrai, kaip ir minėjau, o jeigu neminėjau, tai 1,5 metų užtrukome pastatyti laužavietę šitą iš rąstų su visais akmenimis, bet be technikos, tai reikia suprasti. Dabar turint techniką, žinoma, būtų viskas paprasčiau ir lengviau. Turime taip pat dar vieną rąstų krūvą, tai kai kurie rąstai keliaus į lempivę. Pavyzdžiui, šitas jisai pjausis gal per pusę ir eis į kėdės rėmą. Storesnis rąstas eis jau į gazebo rėmą. Daugelis jų paskilinėja, bet aš pastebės, kad paskilės uosis dar nėra didžiausia problema. Iš tikrųjų, tuo tarpu, kol Sigitas kasinėja ir atlieka visus lyginimo darbus, aš galiu po truputį vežtis į lempivę rąstus, kuriuos tikėtina panaudosime kitiem projektam. Kėdį reikia 15x15 kvadratinių arba į panašių į kvadratą. Na ką, išsyk galim pasidžiaugti, kad yra atvažiavusi technika ir jau darbuojasi, lygina. Nors nežinau, šiandien geras yra oras, naktį lyjo. Vandens to yra, vietomis balos matosi, bet dirba, bet sakė, kad čia reikalų bus ir gali būti, kad čia iki pavasario visas šiukšlynas liks. Tai jeigu pavasaris ir žiema bus labai šlapia, tai tikriausiai galėsime kukuoti ir neturėti padarytos pievos iki renginio. Aišku, nėra taip blogai, aš čia galiu tas top juostas apsidėti ir neleis žmonėm vaikščioti iš toje vietoje, čia galima nieko nedaryti. Bet norėtųsi susitvarkyti šitą vietą. Nustumus gruntą, tai jis atrodo toksai gal ir kietesnis. Buldozeris nematau, kad labai striktų. Bet aš ne ekspertas, negaliu pasakyti, kaip čia iš tikrųjų yra. Bet svarbu, kad dirba. Op! Pipt! Op! Tai va galima. Ateini čia. Ja, aišku, nereikia iškabinėti jau visą laiką čia. Tai va. Buldozeris atvažiavo dirbti. Nemanau, kad jis šiandieną visą dieną išdirbs. Tikrai nusimato daugiau kritulių per pietus. Tai vėlgi ar jam vertėjo šiandien čia atvažiuoti ir stumdyti. Negaliu pasakyti, ne ekspertas, bet žino geriau, ką daro. Tai su Sigitu nusprendėm šitos rąstus pasitraukti, tai čia yra tie patys rąstai, kurie keliaus į pelkę. Tiesiog pasižiūrėjom, kad
Nu, gal ne čia visai padėjom, ne visai ten, kur ir norėjom pasidarėm. Žodžiu, pirmadienis darbai vyksta. Ir smagu, kad vyksta. Tik va tas oras būtų fainesnis, galėtų būti malonesnis. Miega savo. Va taip ir išeina medeliai. O, puikiausiai ištraukiamas didysis kelmas. Panašu, kad lengviau negu obelis traukia, visgi visiškai supuvęs kelmas buvo. Jo. Klausimas, ar elektros kabeliuko nenutempė, nes čia tėtis kasė kažkur, ne per giliai, kadangi rankom kasėt. Na, bet mes su Sigitu sakėm, kad pasidarysim vos ne visą trifazį malkinę. Šiek tiek su ekskavatoriuku pradėjom bekelę važinėti. Išbandėme galimybės. Čia yra pelkė. Na, apačia šiaip visai kieta buvo. Be problemų, net neprabuksavo. Na, mes čia bekelę važiavome ne veltui, nes čia yra eglučių nemažas kiekis. Jos yra užgoštos lapuočių medžių. Ir kaip man sakė, kad labai neaukščias. Čia tai yra idėja kelias eglutės išsikasti, vieną jau aukštą išsikasėm, beveik tokia pat kaip prie Sigito dabar yra. Dar šitą mažesnę pabandysim pasiimti ir tikėsimės, kad jos prigys. Šiaip tai gana lengvai atsijėmė nuo žemės, bet aš bijau, ar aš ne pagrindinę šaktį ten nulaužiau. Šiaip pavyko eglės persodinti kai kurias iš tos pelkės. Iš 6 4 prigijo. Tai kažkokiu būdu neprigijo, bet jos buvo labai mažos ir tokios jau tikrai pavargusios. Ar reikėjo? Gal ją tiek šonų pavest? Eglės pasodintos, persodintos, pasodintos galbūt sunku pasakyti, bet įdėjom tvirtinimus. Čia užteks vienos, jinai mažesnė, tokios dvi eglutės, jos uždengia tą taką ir nebesimato taip, kad plika būtų. Čia vis tiek tinklinė aikštelė gausis šitoj vietoj. Na, o kai užsidarys pilnai iš idėjos, tai per šitą portalą, sakykime, praėjimą turėtų labai fainai ir gautis. Šitoj vietoje stovės staliukas. Tai dar mūsų toks dar vienas eksponatas yra, bet jį mes pagerinsim, pakeisim. Čia iš putvašio padaryta mergelė. Šventoji kažkokia paukštytė. Mes padarysim kokį robotą. Arba šrieką robotinį. Nu, žodžiu, arba siliuką, beleką. Bet idėja tokia gavosi. Čia buvo plika, šitų dviejų medžių nebuvo, dabar atrodo fainai. Bet filmuoju telefoną, nes pelė kaip lyja.
Viskas reikia dingti, iš jo reikia dar tą akmenį didelį nusistumti, pasiparkuoti ir viskas, užteks šiandien darbuotis. Nebloga diena. Šiandieną galima pasidaryti tokius darbelius kaip lapus surinkti, kaip ir kiekvienais metais. Tai yra neapseinamas darbas. Kartais atrodo nesinori jo daryti. Tai šiemet pagalvojau, kad padarysiu, kaip paprasčiau galima darytis. Aplinkui visus medžius nusipačiau tokį kaip takelį lapų. Pabandysiu juos dabar susirinkti su kubota. Turėtų šiaip kaip ir paimti. Štai ten šiek tiek gavosi daugiau lapų. Čia irgi tas tujas irgi įsivariau. O, kas yra? Kas? Vietomis tai gavosi tokie nemaži lopiniai, storos krūvos lapų. Čia va, šiek tiek aiškiau matosi. Padarysim, pasižiūrėsim, nesurinks. Greičiausiai bus taip, kad stums viską. Bet gal pakėlus dėką turėtų lengviau susirinkti. Šiaip drėgna, matas nesipilni vanduo, bet šitoje vietoje ziplainas ir aš čia galvoju, gal būtent dėl ziplaino, kad žmonės, kai čiuožinėja išmalą, tai vėlgi reiks apgalvoti, gal čia reiks pasidaryti nusileidimo taką iš žvirždo. Visko tikrai nesupūsiu, vis tiek dar tų lapų šiek tiek liko, tai viens kitas nukris pasimaišys, bet didžiąją dalį reikia tų lapų susirinkti. Vyksta toliau darbai su buldozeriu, lyginasi, kasa. Tai pasakė, kad šitos vietos greičiausiai nesutvarkys už uosio, nes visa žemė tiesiog didelė tašla. Tai greičiausiai teks ilgastrėlį ekskavatorių imti ir sakė, kad su juos susilaužys. Nu, kadangi mes kasimės salą ten, bet kokiu atveju reikės šito ekskavatoriaus. Vaizdas iš tikrųjų labai pagerėjo, vakar šiek tiek kitaip mačiau, šiaip nerimavau, o dabar žiūrim ir visai čia reikalai keičiasi. Bet žinoma, su tuo išauga ir suma, kurią reikės atsiskaityti. Įdomiai čia gavosi jiems sustumdyti pirmyn atgal, bet jie geriau žino, tai viskas tvarko, tegul daro taip, kaip išmano, kaip žino, aš jais pasitikiu. Vasarą visi šitie darbai geriau darytųsi ir greičiau darytųsi, jeigu aišku nelytų, šią vasarą tai baisiai lyja. Bet vasarą mes negalim nieko daryti, tai turim daryti arba rudenį, arba pavasarį. Bet pavasarį irgi negali daryti. Pavasarį jau turi gyti ir būti viskas pasėta, o kitaip nesigaus. Tai tik tai rudenį. Ir tai šiemet anksčiau ekskursijas baigiam. Bet dabar pagalvojau, kad 3 savaitės neatvažiavo, galėjau tas 3 savaitės dar vesti ekskursijas ir užsidirbti kažkiek pinigų. Nu, nesvarbu. Nieko nepakeisi. Dabar reikia pozityviai galvoti. Tai labai gerai, kad dabar oras leidžia ir ateinantį savaitę visai nusimato tokia be lietaus. Tai to ir tikėkimės, tą ir laikykimės. Čia viskas gerai, tikrai yra lengviau, nežinau kiek jau pripildžiau talpos, šiaip galvau, kad čia bus daug daugiau, bet nors pusę gal ir pripildžiau iš tikrųjų. Tai čia viena talpa tik tai ir bebus, kitur jame lapus gerai, čia to didesnė krūva va taip sukapoja, dabar užsikimšo, bet pabandysiu dar kartą pravažiuoti, gal reikia į šitą pusę važiuoti ir gal pavyks lengviau surinkti. Šiaip tai yra prašiau, kad
nesunku rinkti, o kad žemė labai šopia. Tai va, rinkau lapus ir sutrūko diržas, visiškai išsidantė, įsidaužė. Ir nežinau, kas yra per problema, ar yra diržas netinkamas, ar jisai per didelis, ar jis per mažas, ar kas jam yra. Nu, bet per sezoną 2 tokius diržus reikia pakeisti. Šiaip iš idėjos ten turėtų dėtis 2 diržai, nes dvigubus kremaliai, bet nežinau, nesuprantu, kas darosi. Turiu dabar storesnį nupirkęs Mitsubishi diržą, pasižiūrės. Nežinau, ar čia turėtų būti 2 skremuliai ar ne. Ir jau šiemet aš bandžiau čia lyginti, nes buvo toksai kaip ir pakrypimas su tuo skremuliu. Nelygiai ėjo diržas. Tai va, čia galvojau, gal čia bėda slypi. Nu, bet neįsiaiškinau. Arba tikrai diržas negeras, o gal per mažas, gal per didelis, o gal kažkas turit jūs panašų tokį dalykėlį ir žinot, kokia čia problema, nes kai nusipirkau, pardavėjas ir nepaaiškino man, kaip čia kas kaip dedasi, patys turbūt nelabai žinojo, nors prekiauja traktoriukais, bet nežinojo ir nepasakė, kaip šitas diržas turi būti. Tai va, pats aiškinausi ir tokias va tokelės, nežinau. Gal šitas tai galvojau per mažas diržiokas, sunkiai užsimano, bet gal ir turi sunkiai užsimauti. Uždėjau, bet įtempimas beveik nieko nedaro. Jis dabar atleistas, bet aš įtariu, kad ir nieko nedarys. Oi, kas blogiausia gali nutikti? Kvapas, nežinau, gal reikia neužsidarius pabandyti biškį pavarinėti, parinkti lapus, pažiūrėsim, kas gaunasi. Kągi, vakar taip ir nespėjau padaryti viso lapo surinkimo. Tiesiog buvo jau per tamsu ir pagalvojau, kad gal neverta čia taip kankintis. Su dienos šviesa viską bus lengviau susirinkti. Tai šiaip neblogai viskas renkasi, kaštonų krūva, tai iš vis gerai susirinka to, net visus su visais kaštonais, kevalais, su viskuo. Šiaip mačiau, kad ar pjausiu daugiau kartų žolę, prieš žiemą paruošiu, bet po to pagalvojau, kad nei čia auga, nei čia jas reikia labai priverstinai pjauti. Dabar nutiko kita problemėlė. Užstrigo buldozeris, tai kvies ekskavatorių. Tai visą reiškia, kad papildomos išlaidos, kuriuo aš taip nesitikėjau ir taip nelaukiau. Šiaip aikštė bendrai tai atrodo labai fainai. Iki tos linijos, kur tenai buldozeris. Čia tai ta duobė, sakė visiška pliurzė. Tai žodžiu, į gelbėjimą atvažiuoja dabar kitas ekskavatorius.
dalis ir turime jau nieko nepasikeitusią, kaip sakant, vietą. Viskas kaip palikta, taip ir palikta. Penktadienį iki pietų dirbo buldozerio vairuotojas ir išvažiavo. Parodžiau rangovui, kuris čia apsiema šitą daryti, pasakė, kad blogai padarė, nesulygino. Vėlgi, šitoks geras telefonas gavosi, net nežinau nuo ko pradėti. Žodžiu, iš tikrųjų tai 2/3 padaryta ir 3/3 tenaip aplink tą pavėsinę nieks nepadaryta. Žodžiu, šiandien bandysim kažkaip pasisukioti, padirbėti, nesušalti. Čia prie pat yra beržai apkasti molio, tai reikėtų tos molius nusivalyti. Beržai nemėgsta molio, nes nudžiūna ir po to medis tiesiog miršta. Tai šitą dalyką apsitvarkysim ir pasitengsim kiek daugiau kranto sutvarkyti, nes čia buldozeris negalėjo toliau tvarkytis, tai gal išeis man pasitvarkyti. Į molį iš karto sunkiau. Tai ką, praėjo beveik 2 valandėlės ir sušalau kosmiškai. Ir ką aš per tas 2 valandėlės padariau, tai šiek tiek užvažiavau tenai, kur nelabai galėjau. Čia prasisklaidžiau šitą rūžimį, dar ten kažkiek pasimėtysiu. Ir nusprendžiau, kad čia yra nesąmonė, tai nes tokia technika reikia dirbti. Buvo atvažiavę šitie rangovai, kaip čia pavadinsi. Tai buldozeris dingo, aš nemačiau, kada jis dingo iš tikrųjų. Tai, yra kaip yra, nesvarbu. Čia paskambinau dar kitiems žmonėm, atvažiuos su normaliu ekskavatoriu, 9 metrų strėle ir tikiuosi pasitvarkysim čia greičiau, nes kai esi nepatyręs ir nežinai, tai vis ta dažniausiai duchina ir kai duchina, tai duchinimo metu prarandi daug pinigų. Nenoriu taip sakyti, bet tokia realybė. Nieko. Vėlgi dar viena pamoka, kaip visą laiką. Mokais ir viskas. Na ir turime iškastus griovius. Jau ir prasidėjom sauginę žarną, gofrą, pro kurią kišis 2,5 kvadrato kabelys ir nueis iki bokšto vietos. Tai viso labo kiek dabar valandų, be 25, aišku, pietų valanda. Žodžiu, kabeliukas ateis čia, įsikasa. Didžioji dalis viskas eina po 8 centimetrų, vietomis iki metro. Prie vandens telkinuko gal iki 70. Čia mažiau kasėsi, daug šaknų, daug akmenų, bet ir vanduo čia pradėjo piltis. Tai rezume viskas susidės dabar ir iškart kasim. Galvau kasti toliau, bet visiškai šviesos nebeliko. Tai norisi dabar įsidėti kabeliuką, prasitempti per gofrą ir pradėti laidoti tiek, kiek spėsim. Vakar jau visiškai patamsiai pasibaigė, dar spėjau užkasti viską. Na, dabar jau nuo šito malkinės kampo pradėti kasti trifazio kabelio vietą iki pat tvarto. Na, tai čia 100 metrų gaunasi kabeliuko, įkasim giliai. Toks juokingas faktas, realiai 10 metų ši vieta, ši malkinė, šis, kur mes dirbom, virinom ir viską darėm, buvo tiesiog po
50 cm gilių pakastas kabeliukas, 2,5 kvadrato. Tai atlaikė, o dabar jau padarysim trifazį 70 cm gilyje. Na, žodžiu, tvarkingai, gražiai ir nebeprakaituosim. Na ir štai 4 valandų darbas ir viso labo, sakyčiau, tik tai pusė. Kodėl? Nuo šitos maždaug vietos prasidėjo nepakenčiamai kietas gruntas. Jisai tiesiog molis sukietėjęs ir jį kasti labai sunku ir, tikrai ekskavatoriukų yra didelė, kaip sakant, tokia, užduotis. Šiandien labai užsapnavau, kad reikia skidsterio, vadinamo vikšrinio krautuvo, bet jisai tas, kur atsistojant jo. Aš jau pradedu jo norėti ir aš Sigitą gydau, kad reikia pirkti. Įsivaizduok, dviese varysim. Čia aplinkui, tu čia, aš kasu, ten tu čia. Sigitas jau pusėjo į priekabą, suvirno, sutvirtino patį rėmą, būtent per ekskavatoriaus vikšrus. Liks tik tai aliuminį užsidėti po to. Dabar yra sunkesnis darbas šiek tiek, kadangi nėra elektros. Malkiniai, elektra buvo nutempta su buldozeriu. Baigėme kastis kabelį, jau Sigitas parašė, prakišom šiek tiek per gofrą, trifaziuko kabeliuką, viskas eina kaip per pypkę, bent jau kol kas. Iškart galiu pasakyti, kad tikrai buvo sunku kasti, čia tas sukietėjęs molis tikrai davė iššūkių, bet nieko nėra nenugalimo, tai šitas kinietiškas ekskavatoriukas susitvarkė puikiai. Galima sakyti, kad reikėjo 10-12 valandų iškasti šitą 100 metrų ir 1 metro gylio tranšėją skirtą kabeliams. O šiuo metu jau darbuojasi dar viena komanda, kitas ekskavatorius, jau nebe buldozeris ir labai noriu pasidžiaugti, kad per pusdienį, iš tikrųjų per 4,5 valandos sulygino visą plotą prie pavėsinės, kurį man sakė lygins greičiausiai po naujų, nes neįmanoma, nes viskas šlapia, viskas nepajudinama. O iš tikrųjų, kaip matot, tiesiog reikėjo 4,5 valandos ir štai turime jau beveik padarytą aikštelę. Juodžemę nedėsim, pasiūlė, kad geriau palauksim pavasario ir kad molis susidėtų. Čia dar sakė dabartinis operatorius, kad atvažiuos čia ir grįžtant šiek tiek nusilygins, nes buvęs buldozeristas gana klišai savo akimis suvedė. Mes dar jo klausėm, ar jis turi kažkokį tai kompiuterį, sako, ne, aš 15 metų akimis dirbu. Tai va, akimis kai dirba, pridirba, pridaro ir po to reikia tvarkytis. Tai iš tikrųjų, kai žmonės save mausto ir tu jauti, tai vadinasi, kad jie tikrai tave ir mausto. Dabar noriu pasakyti, kad čia, kurie pirmieji pradėjo kasti ir daryti pas mus šitą grunto lyginimą, jau ne pirmą kartą daro ir aš ne pirmą kartą pastebiu, kad jie bando visaip, kaip galima daugiau padaryti, kad tas darbas ilgiau truktų. Asmenys, kurie dabar darė ir lygino, tai jie tiesiog norėjo kuo daugiau ištempti, kad kuo daugiau čia valandų pridirbti, padaryti ir, žodžiu, tai pasipelnyti, išmelžti kuo daugiau pinigėlių. Tai labai gaila, labai liūdna, tikrai gerai žinomas dalykas molėtuose, kas kasa, bet kad taip elgėsi ir jau ne pirmas kartas, kad taip elgėsi, esu labai nusiminęs ir daugiau nereikės bendradarbiauti, nes kai paklausiau, ar yra kas nors dar, kas turi buldozerį arba galėtų padėti, pasakė, kad tik tai vienas žmogus, o jisai tokių dalykėlių neima, jis ten labai didelė įmonė. Tai va, pasirodo, molėtuose yra daug daugiau visokių ekskavatorių, operatorių ir gal net geriau išmanančių darbą ir pigiau darančių. Tai va, kaip sakant, brangi dešra ne visą laiką yra skani dešra.
Na ką, šiek tiek užsikasėm kabeliuką, gal vietomis per daug, užsidėjom stop juostą, ateities karto, na, gal tikiuosi artimiausiu metu nereikės kasti, bet dabar, kai darom teisingai, darom su viskuo, kai priklauso juosta, kad matyt, kad jeigu kas, kad nenutiktų tokių bėdų, kad ištraukia, o jeigu ištraukia, na tai vis tiek, kad žinotų, jog yra kabelys. Ir šiaip viskas, dabar lipu į ekskavatorių, pasitengsiu dabar viską užsikasti, nors 5, bet visiškai tamsu. Sunku be matyti, bet ekskavatoriukas turi tą mažytę lemputę, tai turėčiau matyti. Noriu šiandien nusikasti, nes šitoj lietų pranašauja, gal nieko tas lietus, bet užsikasiu ir viskas. Vis tiek ekskavatoriuką reikia varyti dabar ten. Šitas buvo sunkus. Ir štai taip gražiai suformuojamas šlaitas. Tai būtent to, ko reikėjo mum. Įsitraukiam buvusius krūmynus, šakas, dabar susigytų vežam. Povilas šiuo metu labai lygina. Iš tikrųjų tai yra toks užburintis momentas, labai yra smagu ir nežinau, tiesiog gražu žiūrėti, kaip žmogus gali valdyti tokią didelę techniką. Tai tikrai nemažas ekskavatorius, 9 metrų strėlė. Ir kaip savo ranką, taip lengvai pirmyn atgal. Eina savo, labai gražu žiūrėti. Na, mes čia šalimais kasamės irgi su savo miniuku. Tai koks dydis. Wow.
Na ir pagaliau formuojasi sala, įbėgo vandenukas, šiek tiek sudrumstėm vandenį, eina savo, geras, atrodys gerai, įdomiai, pasaka. Visą naktį lyjo ir aš pergyvenau, kad nieks nedirbsim su ekskavatoriukais, bet žiūrėkit, puikiausiai Sigitas dirba ir Povilas. Dabar galiu pasakyti tokį dalykėlį, kad jau likvidacija vyko mini ekskavatoriukos, tai su didžiuoju ekskavatoriu ištraukė ir atitempė iki čia. Deja, nenufilmavau, na visai neblogas vaizdelis atrodė, nes Sigitas sakė, jau būtų visą dieną skiriasi išvažinėjimui. Iš tikrųjų, ekskavatorius važiuoja, bet jisai nevažiuoja tokioje vietoje. Atsisėda ant dugno ir viskas, nebepavažiuoja tiesiog. Taip pat tęsime laidų instaliaciją. Šiemet mes beveik 300 metrų laidų įdiegsime. Tai 100 metrų trifazio buvo, kurį pasidarėm, ir dabar 2,5 kvadrato įvairiems smulkiems apšvietimams. Šioje vietoje kažkur išsiskirs dėžutė ir eis į mūsų gazebą vadinamą, o čia ant medžio, o gal net greičiausiai ant šito medžio, bus pakabintas žibintas, kuris švies į aikštę. Na, pagrindinė idėja, gal kaip ir minėjau, tai būtų renginio metu, kai žmonės ruošiasi, tvarkosi, kad va šita aikštė būtų, na, bent dalinai apšviesta, kad galima būtų matyti šį beitą, nes kai paprastai ruošiasi chebra, labai dažnai nemato, ką jie ten daro. Tai aš manau, kad padarysim tokią kaip ir paslaugą, kaip ir patiems bus fainiau, kad daugiau gali naktį dirbti žmonės. Viskas, kad būtų geriau ir praktiškiau mūsų klientams. Taip pat vandens telkinys į pabaigą. Gavosi sala, iš drono gaunasi akis, taip kaip ir norėjau. Aišku, dabar, kai šiek tiek pamažinom kalniuką, nes norėjau, kad salytė būtų tokia kaip ir polygi, viena kitai pusiai, tai dabar gal nesimatys, bet šiaip gaunasi akies, na, obuolys primerktas ir vyzdis iš švyturio. Visai taip ir norėjau, kad gautųsi. Dabar beliko padaryti tiltą. Aišku, tiltas greičiausiai gadins tą vaizdą, nebesigaus akis, o gal ir gausis. Na, žiūrėsim. Šioje vietoje irgi daug spėliojimų buvo. Dabar, kur stoviu ant žemės, yra pamažinta net 40 cm va šitoje vietoje. Na, žodžiu, kad nebūtų labai daug šitoje vietoje pjovimo, nes jeigu reikės su trimeriu vaikščioti ir pjauti, nu, tai vėl tada prisidarėm papildomai darbą. Bet pagal visą idėją turėtų vandens lygis pakilti iki čia. Tai jeigu iki čia bus vanduo dažytas, čia neturėtų labai stipriai augti. Pirmą reikia, kad sukietėtų krantas, o po to jau žiūrėsim. Kitais metais pastatinsim, kad neaugtų. Nu, jeigu augs, turiu tokį idėją, kad dėti tiesiog plevelę, dėti korį ir dėti akmenukus, kad sulaikytų. Bet tada gali būti, kad klientai pradės pačiau aipėti, kas man irgi visai nepatinka. Na ir dar vienas dalykas, kurio bijau, kad kai bus tiltas, o tiltas yra skirtas tam, kad galėtum praplaukti, jis bus trapecinės formos, kad nešokinėtų žmonės nuo tilto. Aišku, ženklą padarysim ir nešokinės, o jeigu šoks, nu tai nušoks, ką padarysi. Daugiau viskas kaip ir į gerąją pusę, tenai lyginsis ir darysis tinklinio aikštelę, kaip ir žadėjome. Tenai irgi nuėjome kauburiuką, kad būtų lengviau šienauti. Šitoje vietoje irgi toksai užsukimas gausi, bet nežinau, pasididino tas vandens telkinukas šiek tiek ir atsirado sala, tai aš labai patenkintas, tai yra, ko aš norėjau. Jei jau pažiūrėjai iki čia, labai tau ačiū. Jei patiko video, paspaus patinka. Jei dar neprenumeruoji kanalo, gal pagalvok prenumeruoti. O čia ačiū mano žiūrovam, kurie ir pakomentuoja. Tai tiek šiame epizode ir susitiksime jau kitame. Iki.